Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis 1 iš 10 suaugusių asmenų Lietuvoje turi skolų. Beveik 7 iš 10 skolininkų nedirba arba dirba nelegaliai. Panevėžio rajono Paistrio seniūnas sako, kad tokiais gyventojai tampa dėl pačių įvairiausių priežasčių. Vienus į skolas įklampina nelaiminga meilė, kitus alkoholis. Buvo meilė, viskas, pūstelėjo vėjas, meilės nebėra. Alimentai nemokėti iki 18 metų ar kiek priklauso mokėti, o gal ir mokėti tik nefiksuoti. Yra ir tokiu atveju, kai išlaikė tuos vaikus, bet pasitikėjo, paskui suėjo 18, žmona bimti teismą ir alimentai nemokėti, liudininkų nėra. Turintieji skolų baimindamėsi antstolių išskaitos iš atlyginimo, vengia įsilieti darbo rinką ir dirba nelegaliai. Jis jau vieną įdarbino autoservise ir savininkui patiko. Sako, gerai dirba ir jis pats pirmą mėnesį džiaugiasi, aš viskas 3 dienas paskambinu, kaip tau, viskas gerai, baimt, dingo. O dingo todėl, kad gavo algą, buhalterių širdies susiėmė, 60 000 ant jo gulė, ir aišku, ten daug nuskaitė. Dirbęs lygiai su visais, gavo 3 kartus mažiau, pasibaigė jo darbą. Kad situacija keistųsi iš esmės, Seimas įteisino skolų mokėjimo atostogas. Tai reiškia, kad antstolis iš užimtumo tarnybos gavęs duomenis apie įsidarbinusį skolininką, kuris paskutinius 6 mėnesius nedirbo pagal darbo sutartį ir pateikė prašymą, galės sustabdyti skolos išieškojimą iš darbo užmokesčio. Tokiu atveju, kai užimtumo tarnyba, kai asmuo įsidarbins, užimtumo tarnyba perduos duomenis antstoliams, kad asmuo nedirbo 6 mėnesius, turėjo skolų ir dabar įsidarbino. Tada skolininkas galės pateikti prašymą antstoliui, tai veiktų vieno langelio principu, prašymas vienam antstoliui, o taikytų visi. Ir tada antstolis, jeigu prašymą tenkina, yra sustabdomas išieškojimas 6 mėnesiams. Užimtumo tarnyba ir anksčiau padėdavo žmonėms turintiems skolų bendradarbiauti su antstoliais. Tai jeigu pats žmogus pasako, kad turi skolų, tai kaip ir aš paminėjau, dar turi ir kitų problemų, tas problemas mes ir bandom spręsti. Ir kai kurias problemas iš tikrųjų pavyksta įspręsti. Grafikus susidaro, sakykime, viešosios įstaigos atstovė, kurie atvažiuoja pas mus, padeda susišnekėti su antstoliais, nes yra tokiu atveju, kada žmogus net nežino, kokia jo ta skola. Seimo įteisintos skolų mokėjimo atostogos galios ir tiems gyventojams, kurie negalės grąžinti pasiimtų paskolų iš finansų įstaigų.